Aš esu meškiukas Papet Lelė. Noriu su jumis susidraugauti. Taigi laukiu jūsų kiosk ir kioskose Lietuvos spauda. Aš daug keliauju po pasaulį. Mane domina įvairios tautos ir kultūros, jų tradicijos. Šiandien aš jums papasakosiu istoriją, kurią girdėjau iš savo prosenelio, Meškino Meškonio. Seniai, labai seniai žemėje vyko Meškinų karas. Jame dalyvavo daug lepečkojų iš įvairiausių pasaulio kraštų, kalbančių skirtingomis kalbomis. Žemėje tik ir girdėjosi bom bom, pykšt pykšt. Meškinai rovė kelmus, šaudė iš lankų, svaidėsi obuoliais, mėtėsi tuščiomis medaus statinėmis. Vienu žodžiu, taikos nebuvo matyti nė su žiburiu. Jei ir toliau tai būtų tęsėsi, duodu žodį, meškinai būtų žemėje išnykę, nebūtų nei manęs, nei mano 6 brolių meškiukų. Ar žinote, kodėl kilo šis karas? O tik todėl, kad visi meškinai buvo kitakalbiai ir vienas kito nesuprato. Kartą ryte įžengęs į mišką meškiukas Teddy pasisveikino vokiškai, draugingai tardamas Guten Morgen. Nesupratęs, ką tai reiškia, mišką iš Rusijos pasipiktino ir supykęs sviedė svečiui saują riešutų į kaktą. Teddy, žinoma, labai nustebo ir sulaužęs medžio šaką puolė į ataką. Tuo metu pro šalį keliavo Mikė Pūkuotukas, dainuodamas savo mielą dainelę Pum purum purum pupum, pam param papam param. Jis pamanė, kad meškiukai tik linksmai išdykauja. Todėl linksmai angliškai juos palabino sakydamas hello. Tačiau nei vienas, nei kitas nesupratęs, ką pasakė Mikė Pūkuotukas, tik piktai suriaumojo ir akimirksniu jį pasveikino kankorėžių lietumi. Riaušės dar labiau įsiplieskė. Kariaujančių padaugėjo, kai į mūšį ginti Pūkuotuko stojo meškiukas Rudnosiukas. Jis lietuviškai prašė nustoti peštis ir gyventi draugiškai. Tačiau niekas nieko negirdėjo. Visi mušėsi kaip išprotėję. Į karą įsijungė vis daugiau ir daugiau meškinų. Regis nebuvo pabaigos grumtynėms. Tekėjo kraujo upės, iš skausmo aimanavo sužeistieji. Gerai, kad tuomet mano proseneliui Meškoniui į galvą šovė ne kulka, o protinga mintis. Pasiskolinęs iš genio dažų, iš pelėdos popieriaus, jis padarė didelį plakatą, ant kurio nupiešė geltoną į saulę besišypsantį veidelį. Na, žinote, 2 taškeliai tai 2 akytės, skliausteliai tai burnytė. Ją iškirpo, pritaisė prie ilgo koto ir iškėlęs kaip baltą vėliavą įžengė į mūšio lauką. Visi akimirksniu atsisuko ir pažvelgė į Meškonį. Meškinas ir jo iškeltas plakatas šypsojosi. Nusišypsojo ir visi kariai meškinai. Su šypsena į žemę atėjo taika. Taip mano prosenelis išgelbėjo meškinų giminę. Nuo to laiko visi meškinai gyvena taikiai. O aš ėmiau domėtis įvairių tautų kalba, kultūra ir papročiais. Labai didžiuojuosi savo prosenelio poelgiu. Jis man įrodė, kad jėga dar ne viskas, išmintis ir gerumas kur kas stipresni. Juk gerumas sugrįžta gerumu, o pyktis iššaukia pyktį. Juk ne veltui sakoma, kaip šauksi, taip ir atsilieps. Taigi, visai nesvarbu, kokį maistą mėgsta vieni ar kiti meškučiai. Vieniems patinka šviesus medus, kitiems tamsus, o tretiems už viską saldžiau žuvis. Mūsų maistas skirtingas, skirtingi ir mūsų kailiai. Vienų yra balti, kitų rudi. Nevienodos mūsų ir vėliavos šalių, kuriuose gyvename. Kiekviena tauta turi skirtingus papročius, tradicijas. Tačiau visi galime gražiai sutarti ir gyventi taikiai. Tiesa tokia, jog būdami skirtingi, esame ir labai panašūs. Mes visi turime širdį,
kuri verkia, kai esame vieniši, liūdni ir nelaimingi, ir kuri šypsosi, kai mylime, esame linksmi ir draugiški. O kur prapuolė vaikai jūsų šypsenėlė? Nusišypsokite, viskas baigėsi gerai.